Sveiki žvejai, plaukiu žvejoti. Kiekvienas dabar tas vasaros rytas toks vėsus, tai galiu pasakyti iš karto, kad reikia 2 aprangų. Dieną karšta, tai reikia būtinai maikės nuo UV ten spindulių, jeigu yra galimybė būtinai šortus turėti, bet rytai jau žvarboki, kaip ir vakarai. O iš ryto jokių problemų, nesibijom, dedamės antros sluoksnį termo rūbų ir tikrai šilta. Aš pastebėjau, būtent pavyzdžiui su šituo termiku, jeigu taip 10 šilumos ir virš, tai jautiesi labai komfortiškai. Jeigu jau mažiau, tai reikėtų, aišku, turbūt daugiau rūbų apsirengti. Tai va tokiam rytiniai, vakariniai pažvejojimui taip pat tas. Ir paskui, nuo kokių 11 pamatysit, šoksim greitai mes į kitą rūbą, nes tikrai su šito bus žiauriai per karštą. Tai va. O dabar ką mes dabar? Gaziuką duosim ir varysim iki vietos. Bandysiu vėlgi seliavą, gal ešerį dar pažvejot, bus matyti. Žiūrėkit, kokius gražus ežeras, o žvejų visokių va yra. Ten sėdi. Ir ten dar žmonės dar vis tiek, vasaros paskutinis mėnesis dar vis tiek, kaip sakoma, atostogauja, būna gamtoj, kad ir tie vakarai vėsesni, bet dar visi va taip va. O dabar, gaziuko gal dėsim. Smagu paplauti. Pasikalbėjom su žvejais, pagauna visi patenkinti. Gal pagausim ir mes, o ešeriukų yra. Pasižiūrėkite, koks krantas gražus. Gražių vietų yra, gražių. Bet daug su palapinėm va, į vienoj pusė ir kitoj. Žiūrėkite, ką pasidariau šiandien. Aišku, ne sau. Bet parodysiu, pažiūrėkit. Jeigu pavargsti, ką turi valtis kokį dalyką. Galiu pagalėti, savo įsidrėbęs į žvaigždės pažiūrėti. Naktiniai žvejybai pats tas sinkaruoja, atsiguli. Va savo pasnaudi. Atsikeli pažvauji. Dviese čia galim drąsiai. Žinot, ką turiu omeny. Tai va, žiauriai fainas dalykas. Patogus labai, kas nematėt mano šito projektėlio, tai biškį to apšviesiu. Va, denis susidedamas yra iš 3 dalių. Va, pasistato saliukai ir gali savo mėgoti. O šitą pusę gaunasi žvejoti. Va, pilnai užtenka. Tai va, viskas. Šoksiu į kitą rūbą, nes saulutė pradėjo lysti, iš karto šiluma atsirado. Ir varysim ieškoti seliavos. Vieną duobę praplaukiau nieko, kitą nieko. Vienoje liktai kažką užmačiau. Bandysiu plaukti, pagauti tą mūsų skanį žuvytę. Persirengiau, taip saulė lindo. Ir biškį pradėjo slėptis, kai vėsa pradėjo darytis. Meškerės traukiasi. Radau liktai biškį žuvių, nestipriai daug, bet yra kažkiek. Tai va. Va, meškerytė kokia mažutė. Stėmos. Naudosiu va meškerę. Tokia metrą šiam. Valas gosino pintas ir vitelė vestino tūkstantėlis. Va, V2. Labai gerai.
2 meškerės atsivežiau šiandien, sakau, gal pabandysiu su viena, paskui su kita, su kuria labiau patiks, nežinau, bet bus matyt. Lemputė ant galo būtinai reikalinga. Lemputė vilioja seliavas papildomai, tai būtinai reikia ją kabinti. Dabar sistema. Va kokias naudosiu. Praeitą kartą labai gerai sakybo ant va šitos, va visai jau purvina net. Reiškia, daug kartų suviniota buvo, labai daug kybo. Tai šiandien galvoju, ar nuo jos pradėti, ar galvot naują dar tokią susirišau. Va kokia įdomi. Samanėlės, raudonų ir geltonas. Va šitą bandysiu. Gramų dabar dėsiu. Iš tikrųjų nemažai. Dėsiu 6 turbūt gramus. Kur šitai mano gramai pabėgo. 6 pasiruošiu ir pasiruošiu 3. Dar viena lemputė. Kartais 2 lemputės sukabindau, kai šviesos reikia. O dar biškį mirksi veikia. Tai va. Nu ir ką toliau? Toliau paėmam segtukas, va ir atsisegam. Ant segtuko svarelį kabinam. Kas čia man pabėga? Kabinam svarelį. Ir taip leidžiam svarelį per bortą. Ir įsisakinėjom, kabliukai susikti taip, kad sukant, jie patys va, parodytų, kurioje vietoje yra. Tai tada labai lengva leisti. Ir svarbiausia, kai išleidi, nepamesti sistemos. Nes tai būna, visi jaučia, leidžia, tai nebe ir sistema. Tai va jau prie pat galo reikia biškį stipriau laikyti. Pirštą užsisukti, kad nepamest. Ir va šitą va kabinam prieš tos būtent lemputės. Segtukai labai stiprus, neina atsekti. Sistemos nepamečiau. Pavyko. Oi, čia kas dabar daros. Pinas, sukas čia man kažkaip. O jeigu taip sukas ir pinas irgi gerai, turit ką veikti, papainat. Nu va, ir dabar mums tikslas mūsų pamatyti sistemą echolotę. Turi atsirasti raželis, kad matytumėm kokiam gylį esam. Užkybo chebrytė pirma žuvis, nežinau dar kokia, bet užkybo. Panašu seliava, kaip jau duodasi. Jo, kaip nutrūko. Eina šikt. Bet seliava buvo. Pirmą paleidžiam pagal taisyklės. Visai nebloga buvo. Bet kaip giliai šiandien 29 metrai net. Oho. Galvau, ten sintelė, čia pasirodo seliava. Visiškai prie dugno prisispaudas. Užkybo, bet kažkokia labai maža. Nu kaip labai maža, gal čia biškį man tik pasimažino. Viskas, antra seliavėlė šitą netitrūko. Ant raudono kabliuko, ant samanėlės raudon taškiuko. Leidžiam toliau. Kibiriuką pasiruošim tuoj. Pasisemsim vandens. Jau saulė, žiūrėkit, linda, sakau, išlys saulė, pamatysit, kas čia bus. Prasidės kibimai. O. Nu va. Ranka einasi plauti. Jau. Nu ką, pagaliau prisiviliuoju. Kaip duoda. Priviliuoju, aš čia jau čia bus jau šitą jau su semteliu. Eina, savo dar nepataikiau. Pažiūrėkit, kokia silkė. O, tai tau, tai ne pirma.
kai dydžio. Ir ant geltono jau kabliuko. Bet čia tai gerulė, ne? Nu, taip dabar gaudysim tokias. Tai jau samteliuką reikia. Tai jau nebloga. Jau nesinori jos paleist. Žiūrėkit, tuoj nuleisiu, jau čia dabar biškį prireguliavau reikalų ir priviliojau seliavų. Sugalvojau čia šias kaip privilioti. Ir jų priplaukė ir panašu, kad gali būti va tuoj nuleisiu ir vėl iškart kips. Kimba ant leidimo. O praeitą kartą kibdavo ant kelimo. Nu, va tuoj leidžias. Reikia kuo dar sunkesnio svarelio. Gal dar sunkesnio, kad dar greičiau nusileistų. Nes jos tai vasarą mažesniais būreliais plaukėja. Ir vienu žodžiu, o va, lyg tai ėmė. Ei, nepakirtau, o, sakau, iškart kybo. Oba, yra, pažiūrėkit. Teisinasi viskas, ką sugalvojau. Eik, tu kaip smagiai. Šita tai stipruolė kokia. Nu. Eik. Žiūrėk, dvi net. Eik tu savo. Dvi pagavau šį kartą. Kaip sistemos dirba. Dar kabliukas. Žiūrėkit, vieną ir kitą. Duplėtas. Nu. Neina savo. Va čia jau ir rimta. Dar kabliukas, bračiai, kabina. Reikia greit atkabinti ir vėl greit nuleisti. Trečios nėra. Aha, norėtų mane. Davai, greit leidžiu. Dar pagausim. Traukia ir traukiu. Ui, tu savo. Pažiūrėkit. Sakau, sistema ir taktika. Vėl va, čistai geltonas dirba. Turiu vieną sistemą, kur, man atrodo, vien geltonį tu įdės. Va, kaip įrodymas. Va, geltonis kableliukas. Nieks netikėjot, kad šitas spalva bus gera. Pažiūrėkit. Stebuklai vyksta. Žinokit, kai lupu vieną po kitos. Eina savo, kaip faina. Žiauriai faina. Nu, reikia dirbti. Sakau, gal dar sistemą pakeisiu. Nes tik geltonas nori, tik geltonas. Oi, kokios gražios. Sakau, net su semteliu reikim. Ir pažiūrėkit, va. Tik tai geltona spalvytė. Nerealiai muselė. Mano naujiena. Jeigu kas norėsit, kreipkitės. Pagaminsiu su malonumu, kad ir jums taip kibtų, kaip ir man. Ir visi būtumėm laimingi. Žiauriai fainai bus, ką? Va, leidžiu dabar. Nežinau, ar matysis echolotas, pabandom nufilmuoti. Va, matosi, va. Matot žuvies, kiek pritraukiau. Ant 20 metrų ir ant 25. O čia ateina mano lemputė. O tavo jėstytė iš viršaus. Nu ir žiūrėkit, eina. Ir reikia įleisti lemputę padaryti ant 20. Virš žuvies. Vat, leidžiam. Oba ir sustojam. Ir kertam, nes jau kibimas. Matot kaip? Iškart sakau. Tuoj kamerą pataisysiu. Tuoj padarysiu, kad jūs chebrytė irgi matytumėt mano šitos cirkus. Va. Galėsit žiūrėti, kaip čia man kimba. O, puikiai. Nu ir viliokim dabar seliavėlę. Sakau, labai faina. Reikia nuleisti virš galvos. Ir nuleidžiam. Ir lėtai dar leidžiam tada. Nu, taip dažniausiai man šiandien kybo. Pamečiau dabar, kur čia aš randuosi. O, yra, matot. Sakau, ir kokios rytė girgžda
Ai, smagumas tai nerealus vasaros kuselę gauni. Čia yra kažkoks kosmosas. Kai didumo ir vėl ant geltono kabliuko rodysiu. O, kosmosas. Ir ką jūs savo galvojat? Kimba seliavos nerealiai. Nerealiai. Viską nefilmuoju, nes labai ilgas filmas gautųsi, bet va, sistemą pakeičiau, kad būtų daugiau geltonos spalvos ir va taip. Žiauriai gražios seliavos. Kimba viena po kitos. Dar galvoju meškerį pasikeisiu, įsidėsiu specialiai avižadrebį. Ten valas dvigubai plonesnis. Pabandyti. Ar pojūtis kitoks, ar malonumą daugiau. Šiaip sakau, šiandien, kaip praeitą kartą, tai buvo kaip iš patrankos, bet šiandien tokios retesnės biškį. Bet tikrai, vieną irgi po kitos galima traukti. Galvoju, gal dar vietą biškį pakeisiu, dar specialiai paieškosiu, pasižiūrėsiu niuansus, panagrinėsiu elgseną jų, tų žuvų. Bet šiaip labai įdomu. Nerandu didelio būrio, bet randi kokių, nežinau, tas mano chalatas nerodo. 20 kokį seliavėlių būrelį, 30, ir jose bandai. O, kibimas buvo. Ir tarp tų jų bandai pagauti. Vieną galiu pasakyti dalyką, kad, pavyzdžiui, jeigu žvejojat ir, pavyzdžiui, arba keliat, arba leidžiat. Ir jeigu kažkuriam tai lygiai kybo, ten bandykit pamakaluoti daugiau. Na, jeigu kybo ir nepakirtot. Nes būna aktyvi seliava, jinai kartoja. Oi, fainiai. O, nu, matot. Ai, atitrūko betraukiant. Bet buvo. Leidžia dar. Smagu, tikrai smagu. Ut. Su samteliu visas pradėjau imti, nes tikrai gražios ir būna iš savo svorio, kai keli nusikrato. Tai gaila. Tai su samteliu, tokį nedytską samtelį įsigykit. Būtinai programuotas, mažiau kabliukas įsikabins. Nu tikrai seliavom padės gaudyti. Žiauriai fainai. Leidžiu vėl į būrį. Bandysim pagauti seliavėlę eilinę. Šiandieną kibimas toks įdomus. Ir ant leidimo, ir ant kelimo. Na, nėra kažkokio tai tokio pravedimo. Būtent išskirtinio. Kaip dažnai būna seliavų žūklėj. Bet vat radusi būrelį, nuleidžiam arba pakeliam, patrakčiuojam. Vat grinai kažką paveikiam, sakoma, būtent tam būry žuvies ir būna pasiteisina. Kaip ir dabar va. Ir pakilnojau, ir paleidžiojau. Tokį, ta prasme, labai įdomų pravedimą darai visokį. Neapsistoji ties kažkokiu tai vienu veiksmu. Nu ir kažkuris vienas iš tų veiksmų, vat būtent tam būry kažkuriai tai seliavai tinka. Ir smagu, žiauriai ką. Gražios kokia. Oi, dar dvi šitą. Ai, tas savo yra abi dvi valti. Kaip be būtų, norėt. Žiūrėkis. Vieną seliavą atkabinam. Duplėtas. Žiūrėkite kokią dydžio. Na ir tada atsikabinam jau iš samtelio dar antrą. Nu, eina savo. Čia tai žuklė. Ir čia seliavos, ne šiaip kažkas tai. Nu, leidžiam jau. Tai va ir varom.
graži ir graži. Ir labai graži. Na, kągi. Traukiame. Na ir va tai va visą dienelę galima linkinti. Oi, būtinai samtelį štai reikia. Būtinai. Nes paskui, kadangi didelė skimba, jeigu be samtelio, kokių 30% prarasim. Jinai savo svorio, kai pasikabina, atsikrato. Tai va. Tai būtinai samtelį. Įsigykit, va pragumuota, paprasta. Ir bus gerai. Nu dabar leidžiu vėl. Pakylo seliava į viršų. Ką jūs? Geras. 8 metrus dienos metu. Pirmą kartą matau tokį dalyką. Nu, pabandom. Net nepramuša cholotas. Nejaugi dasivyjom. Gali būti, kad traukiau ir dasivijo. Ne, varam į darbinį lygį. Tenai žiūrėsim. Turiu apie 30 seliavų. Labai fainiai. Labai gerai. Kai didelis kalibras, tai čia labai gerai. O, vėl nusileido į būrį. Labai iš tikrųjų pavienės. Gal iš tikrųjų, va taip realiai, kas jeigu plauktumėt, niekada nežuvavęs vasarą ir būtent ieškotumėt seliavos pagal žieminį standartą, tai labai nusiviltumėt. Čia kelis brūkšniukus randi ir turi stoti. Šiek tiek daugiau jau gerai. Žiemą jos daug daugiau susikoncentruoja. Čia aš nežinau, kokių dalinkit iš 10, iš 20, jos kelias čia plaukia. Ir jeigu tik randat, kur jų daugiau šiek tiek sukasi, nes jos taip turbūt nesusibūriavo, pavienės laksto. Tai jeigu atrandat, kur jų, sakau, šiek tiek yra, bandykit ir pamatysit, ko nematė. Žiemą niekada nestočiau ant tokio parodymo. Niekada. O vat, pavyzdžiui, vasarą. O, yra vėl. Vat, pavyzdžiui, vasarą reikia stoti. Čia esmė, kad jūs gaudot 3-4 selių, kurias tiesiog matot. Nu, negi atitrukai. Eik tu savo. Atitruko. Nu, bet matėsi. Gražiai, kai traukiu, kad juda. Tai va. Kai atsistoju vienoje vietoje ir stoju visą dieną. Sakau, gal dar pakeis šiek tiek dar vietą. Pabandysiu dar daugiau ant kampo dabės. Nes gali būti, gal pasitraukia kažkur, kai saulė išlindo. Dar reikia irgi žiūrėti, pavyzdžiui, apsiniaukę. Vienaip stovi, vienai saulė šviečia, kitaip stovi, vienai. Į tą irgi reikia būtinai atkreipti dėmesį, nes tai kažką tai reiškia. Aš nepasakysiu, ką reiškia, bet žuvis tai vienoje vietoje susirenka, tai kitoje. O, nu, atraukiu, gal dabar šitą ištrauks. Ir realiai echolotas dabar mano metu rodo, sakau, kelias žuvis. Bet jos kimba. O žiemą atrodo leidai didžiausią būrį. Ir neatrandi tos, kuri kips. Oi, dar graži. Oi. Nu, apsisuka, papa. Na, visos jos gražios. Vasarą, sakau, gaudant, kai tu gaudai mažą būrį, tai jos visos va tokios. Ir vėl geltona. Nu, vat, nežinau kodėl, bet geltona puikiai veikia. Leidžiam toliau. Na va, koks gražus kibimas, matėt. Nėra, va atėjo kažkoks laikas, kad nėra taip, kad jau vieną po kitos tik leidžiant. Nu, bet kada jau pagauta virš 40, nereikia čia skūstis, ne?
Nu, suka ratą. A ko jau čia tokia pikta. Opa. O. Nu ir va pradėjo kipti ant raudonos. Va sakau, apsiniaukė, pasikeitė. Grinai va apšvietimas ir kitas spalva. Tai vat kartais miksas labai gerai, jeigu yra orų kaita. Jeigu, pavyzdžiui, vien šviestų saulė, tai aš manau būtų geltona produktyviausias dalykas. Bet vat saulė dingo ir turim raudoną. Ir jinai mums padeda gaudyti. Tai vat matėm ir miksas. Pakirtau, bet labai nedidukė kažką. Aišku, kartais ta selė apsimeta. Nedidukė, kaip paskui duoda. Nu jo, seliavytė. Kažkur reiškiasi, šalimai būrys eina ir mažutės. Tai jau. Bet vis tiek seliavytė. Ne šiaip kažkas. Leidžiamės žemyn. Šiandien jo, reikia per būrį vaikščiot, tiek leistis žemyn, tiek aukštyn, keisti amplitudės pravedimo, tai aukščiau pamėtyti, tai žemiau. Nu ir vat, kaip ir sakiau, tokia diena. Turėdamas per būrį daryti visokius variantus ir atrasti vat būtent kažkokį, kuris tuo metu patiks seliavą ir pagausi. O! Ir štai dar viena žuvelė. Kaip gerai spaudžia. Labai faina vestino ritelė. Jeigu tik tai duoda gazą, iš karto stabdžiukas veikia. Labai geras stabdis. Tas rytis man patinka. O, na įsitraukia. Žiūrėkit. Eilinė graži seliava. Kažkas tokia, ne? Kažkas tokia. O, taip ir prigraibysim kibirioką. 5 kilogramiukus. Leistinas. O ir rūkyklai bus gerai. Ir kita atitrūko. O reikia vis laik naudotis samteliu. Mes matom kokios bėdos. Matom kokios bėdos, kai nesinaudoji samteliu. Atitrūksta jos. Nu, gražiai čia užkybo. Labai stipri, tai tikrai spaudžia visą meškį ir lenkia. Vieną savo. Būtinai reikia naudoti tinkliuką kiekvienai, sakau, nes neatlaiko savo svorio ir išsiplešia kabliuką. Dažniausiai keliant. Tad prisitraukit ramiai ir tinkliuką panaudoji ir tada geriausiai. O, ir garantuotai didelė seliava jūsų. Ojei, kokia diduma. Labai graži. Kur tau? Ledas. Ir va, kada pragumuotas tinkliukas, tai labai greitai įsisega kabliukas. Aš tik tai pagyriau. Vieną juostą yra su medžiagėlėm ir įsikabino. Tai vat įsivaizduokite, jeigu būtų daugiau medžiagos. Iškart problema. Nu, leidžiam toliau. Sakau, atrodo, radau ne pačią geriausią vietą, kur laikosi seliava. Norėtus, kur labiau laikosi. Bet kimba. Ir kas kūstis, ane? Pasižiūrėkite. Čia.
Tai kibiras. Po truputį, taip atrodo, kaip sakoma, nekaltai, bet tas kibiras pilnėja. Tai tuoj bus pilnas. Nerealiai. Ir ką jūs galvojat, va, pakyla saulė, žiauriai pakyla. Ir taip stipriai pradėjo šviesti ir va, maikutė UV. Tai yra kažkas tokio. Kojas degina jaučiu, nu, granai kabina. A čia vėsu. Tai vat, sakau, nepagailėkit tų pinigų, taip jos biški brangokos, bet jos labai verta šitų pinigų ir tikrai apsaugos jūs nuo saulės spindulių, ir nuo išsekimo, ir nuo nudegimų, ir tikrai visą dieną išžvėjosit ir grįžę sakysit, net nepavargęs, aš kaip čia taip ar taip, net neįdegiau. O taip, nes jinai yra UV. Medžiaga turinti UV atspindžius, liuks dalykas. Ir nusprendžiau pakeisti vietą. Ant vieno inkro prasidėjo beveik visą kibirą prigaužiau, bet sakau, dėl įdomumo pakeisiu vietą ir persėdėsiu sistemėlę ant kitos meškerės, grinu ant avižadrebinio koto. Nes jisai pas mane yra tobularas, visas anglies pluoštas, tai turėtų būti iš vis nerealiai traukiant seliavą. Turėtų žiauriai gerai jaustis. Na, tai toks eksperimentas, nes žuvies prigaudyta. Tikrai jau beveik visas kibiras. Sutraukiu sistemą ir perkabinu ir paieškuosiu. Nu jau, šiek man. O trūko vėl. Ant avižadrebinio koto kirtau 2 pakėliau, bet atitrūko. Bet jausmas visai kitoks. Galiu pasakyti, kažkoks kosmosas. Opa. Nu, pirma žuvis avižadrebė. Ir galiu pasakyti, taip, jisai išlinksta kosmosiškai, traukti smagiau, nes jautrumo nemažai. Yra. Kažkas kitokio. Nu ką, jau, aфиgenai. Davytė važiuoja. Oba. Nu, galiu pasakyti, su būtent avižadrebiniu kotu traukti tikrai smagu, bet minusas, kad ant galūnės nėra kažkokio tai akcento, kad tai nėra udona ar ten nežalia. Jeigu pasivinioji su siūlu, galą pasidarius, va, būtų. Traukimas visai kitoks, nes jisai visai kitaip žuvį jaučia, jisai yra iš vis tiek aukštesnės klasės blanko, nes šitas avižadrebis, gal kaina 80 eurų. Tas toksai, kai traukia toks spurdėjimas, toks, to jautrumo yra daugiau. Verta, tai tas, kas turi tą avižadrebis, drąsiai galiu pasakyti, vat mitas toks, kaip sakoma, ne mitas, drąsiai galit gaudyti seliavas. Bandykit. Op. Tai ta. Nepakirtau, bet dar leidžiam. Nes tam sluoksnį, jeigu buvo kibimas, labai dažnu atveju būna, dargi patys žinot. Opa. Ir jisai ir buvo, vat, matot. Spiningiautis vėl perlenkęs ir mes važiuojam. Čia fainai, nes pagavau tą aktyvę, besileidžiant tuo pačiu momentu. Nu jo, kaip sakoma, avižadrebiniu kotu jisai gal daugiau atidirba žuvį negu kolibris. Taip gal galim pasakyti. Daugiau ją išamortizuoja, gal daugiau nuvargina ir jinai lengviau kyla. Čia irgi pliusas. Tai va, iki galo įdirbus tą meškerę, padarys galiuką dar raudonesnį, manau, žinokit, smagumas yra. Rankose turiu prizų jums, bailiukų, kraluso, koks čia pavadinimas dabar, mango. Labai skaniai rimkvėpės ir žuvis turbūt keps. Ir kepuraitė kralusiuką baltą, tokią pačią, kaip ir aš naudoju. Kai saulė šviečia, labai gerai. Nes juoda tai kaistam, o balta ne taip. Taigi, visi, kas norit laimėti šios 2 prizus, bus pirma vieta. Rašom žodį tas, kas ant kepurės, rašom žodį kraluso ir visi dalyvausit konkurse. Ir jau sekančiam filme bus ištrauktas burtų būdu nugalėtojas. Lauksim dalyvaujančių ir sėkmės visiems konkurse.
Dar viena žuvytė. Konkurse dalyvaukit, nepamirškit. Opa. O aš toliau, va taip va, savo linksminsiuosi. O, opa. Nu, gražiai. Patys matėt, koks gražus kėlimas. Kėlimas ir vupt ir užlinkom. Nu, va, visą dieną. Linksmybės, kaip aš sakau. Va, nepanaudoju tinkliuko. Ir be reikalo. O taip tokia mintis. Ai, gal išsikelsiu bus greičiau. O taip daryti nereikia. Taip daryti nereikia. Oba, ir. Eik savo. Eik, tu atitrūk. Taip. Nu, įkalbėjau kažkam. Traukiu vėl. Svarbiausia dabar neskubėti. O, kažkur gal. Ir samtelį naudot. O, samtelį naudoju. Visą laik pagauni. Dabar atsikabinu, pažiūrėkit. Grinai samtelį. Būtinai reikia samtelio. Yra pasamit nedidukų parduotuvį, tokių pirk. 11 eurų kainuoja, jeigu norit. Kreipkitės, žiūrėkit adresą, jeigu nusipirkit. Va dalykas tiek ešeriam, tiek bet kokie žuviai. Lydekai iki 3 kg drąsiai irgi telpa. O. Kasgi čia tokio? Net ryte prasuko. Bus gera. O, kaip nekyla. Eina savo. Mažu stipriai. Pavarėnai čia kovo šitą sėliavą. Šitą stipriai. Varau, po žvejybos. Iš tikrųjų varau dar vieną duobę pažiūrėsiu, bet taip ant greičio ir jeigu ką, namučio pilnas kibiro žuvies, žiauriai gerai. Kartais žiauriai smagu ir paplaukiant. Žiūrėkit, kaip fainiai eina valtis. Realiai. Vau. Kągi viskas pakuojasi, va, paskutinis pravedimas. Dar seliavėlės kelias yra. Naują duobę pabandžiau. Kimba irgi žinokit. Tiesiog kantrybės turėkit. Realiai galiu pasakyti ką. Sistema. Va, taškiukai geltoni su raudonai su baltais ir čia buvo su samanėlė, tai prašiau kybo. A kada užsidėjau, kad raudonas taškelis ant balto ir geltonas taškelis ant balto, geriau. Bet vis tiek visas kibimas geriausiai yra ant balto su geltonu. Nu, pažiūrėkit. Manau taip kaip vienam, va, pabimbam, pasideginant, nesiparinant, kibiriukas, 5 kg norma, tai tikrai tai yra labai smagus dalykas. Kas nori sistemų, parašykit man į Messengerį Marius Žvejyba FVS, arba kas neturit Messengerio, galit parašyti elektroniniu paštu fvs.klubas@gmail.com. Ir visiems, kam patiko filmas, paspauskit laiką, parašykit komentarą, užsiprenumeruokit kanalą ir būkite su manim kartu. Dar filmų tikrai darysim, kaip sakoma, ir sakių įdomybių prigalvosim. Gal su plūdėm kokiam nulėksim, gal dar kažko. Na, vienu žodžiu, kad žvejosim, tai tikrai. Na ir būtinai dalyvaukit konkurse. Tai ačiū, kad buvot kartu. Myliu, bučiuoju ir namo važiuoju. Čiau.